Kai matome žmogaus akis ir veidą, kai girdime jo balso toną, tuomet žmogaus yra maloniau klausytis ir yra lengviau tokį žmogų suprasti. Yra svarbu kalbėti ramiai, tačiau jeigu žmogus kalba emocingai, tai nereiškia, kad su juo kažkas yra blogai. Ir aš turiu pripažinti, kad pati esu labai emocionali ir nesenai perskaičiau knygą pavadinimu Itin jautrus asmuo. Ir šiaip paskutinius 7 metus labai domiuosi emociniu intelektu ir kaip veikia psichika. Ir tai nėra psichologija, tai yra smegenys ir žmogus sukurtas Dievo ir kaip jis veikia. Ir žodžiu, problema yra tame, kad didžioji pasaulio dalis, tai yra 80% žmonių, yra tipiškai mąstantis žmonės. Tipiškai tai yra paprastai. Jie atsikelia ryte, pavalgo, eina į darbą, atidirba 8 valandas, grįžta namo, pavalgo, pabendrauja su šeima, pasižiūri teliką, eina miegot. Ir yra tie 20% žmonių, kurie nėra tipiniai. Ir angliškai tas žodis vadinasi neurodivergent. Aš nežinau, kaip tai vadinasi lietuviškai, bet šio gyvenimo etapu aš susiduriu su tuo, kad Lietuvoje iš viso nėra suvokimo apie tai, kas yra jautrus asmuo. Yra nurašoma, kad jautrumas yra nenormalu, yra sakoma, kad reikia prašyti Dievo, kad tą jautrumą patrauktų. Apsaugok Viešpatie, kad aš netapčiau nejautri. Ta prasme, jautrumas yra labai naudingas ir geras dalykas. Jeigu pasaulyje nebūtų to 20% žmonių, kurie yra jautrus, jūs neįsivaizduojat, kokia čia būtų pekla. Čia būtų tikrai baisu, nes dėl tų žmonių, kurie yra jautrus, nuoširdūs, kurie susigraudina, kai kitam liūdna, kurie juokiasi nuoširdžiai iš širdies, dėl šių žmonių pasaulis yra gražus.